radijos! Ko tu ieškai? Ką? Ko tu čia ieškai dabar? Gandono ieškau. Vakar televizorių žiūrėjom su šeimyna, tai Pamečiau mobilką. kažkaip vėl kažkokios tai ten dainininkės, kažkas tai vėl... Zaibys, blėt, pamečiau mobilką. Tu klausais ar ne? Tu palikai mašinui turbūt vėl. Pizdašinai, kas yra? Nu tai pasimk tą mobilką. Davai greitai padarom laidą ir viskas. Nu tai dar yra laiko į Keterio. Mašinui gulėsinai. Gailio, papasakok man savo problemas. Žiūrėjom televiziją ir rodė vėl kažkokios tai dainininkės, kurios pasididino savo krūtinės. Tai mano dukra ir klausė, tėti, kam jos tą padarė, kodėl jos nepatenkintos su tom krūtinėm, kokias dievas jom davė. Aš nežinau, ką atsakyti. Tau nezaibys didelį papai? Tau nezaibys didelį papai. Ateina moteris su dideliais papais ir tu sakai, o, blėt, nezaibys. O, šūdas. Bet jie yra dirbtinai, jie ten ta sintetika. Bibinai, koks tau skirtumas? Jeigu dievas nedavė, tai tu negali eiti prieš dievo valią kažkokiom sintetikom ir kažkokiom puslėm, atsiprašant. Palauk, okei, tu turi Auskarą. Aš turiu dėl regėjimo. Čia dėl regėjimo, kad man akis... Okei, dėl regėjimo. Tu turi akinius dėl regėjimo, tu turi Auskarą dėl regėjimo. Dievas nenorėjo, kad tu matytum. Dievas nenorėjo, kad tu matytum. Kodėl tu eini prieš jo valią? Tu nori matyti, kai tau Dievas nedavė, kad tu matytum. Tai gerai, tai dabar jeigu aš noriu didesnių papų, tai man ką dabar? Melstis? Pasimelsiu ir Dievas taip neveikia. Dievas taip neveikia. Jeigu nori dviračio, tai tu nesimels dviračio, o pavok dviratį ir melskis atleidimą. Ne, reikia užsidirbti ir nusipirkti. Papus. Dviratį. Ir papus, lygiai taip pat. Reikia užsidirbti ir nusipirkti. Jeigu neturi didesnių, nori didesnių, bet čia yra visai kita, čia yra tuštybė tokia. Tai palauk, dabar jeigu tu... Aš tai vykdau Dievo valią, aš turiu skaityti, aš turiu matyti, ką aš parašau ir ką mes šnekam. Gal Dievas nenori, kad tu vykdytum jo valios, galbūt jis dėl to tau ir atėmė regėjimą, kad jisai nenorėjo, kad tu skaitytum. Jeigu tu gimėjai be rankos, be abejo, tu ir turi nugyventi be rankos arba be kojos, bet jeigu tu netik... O jeigu tu, blėt, durnas gimėjai, tai gal tu knygų neskaityk. Gimiai durnas ir lik durnas. Ir taip ir yra labai daug, Kurie neskaito knygų ir lieka durni. Taip, bet jie už tai nenodėmingi. Jie eina į bažnyčias ir aukoja. Šitas gerai, bet, blėt, ką durnas žmogus gali priaukoti? Aš, pavyzdžiui, savo bažnyčią padariau visą sistemą taip, kad būtų normaliai, ateini, kad žmogus jaustųsi komfortabiliai. Ateini, supranti, paklupi ant šildomų salų, tada, kad būtų ateitų turtingi žmonės, ne durniai kažkokie tai. Nu tai durniai mažiau uždirba, be abejo. Aš pažįstu vieną bobą su silikoniniais papais, 200 litų, žinau, už valandą. Pista kokia? Siurblys. Taip nusiurps. O Jėzus, tu marė. Aš tau sakau, tu nebandėjai nesakyk. Aš nesvetimoteriausiu. Jeigu man namie neduoda, reiškia tokia Dievo valia. Gimė 7. Aš neatsimenu pirmo vardo dabar, koks buvo. Tai gandonai kam sukurti? Gandonai sukurti keliauti tiesiai į pragarą. Pats tą kalbėjai ir danguje... Tai aš čia šitiems, kur mūsų klausosi, tai tiems tai... O taip, Dievas yra labai geras. O jeigu, žiūrėk dabar... O čia aš galiu pasakyti... Klausytojau, naudok gandoną. Gailiau. Jeigu aš panaudosiu gandoną, tu tą prezervatyvą, tu atleisi man tą nuodėmę, jeigu aš ateisiu pas tave iš pažinties? Eik, naudok, atleisiu. The strange Italian song